Naujas istorinis naftos kainos rekordas. Šiandien Brent rūšies naftos kaina pasiekė $116 už barelį dėl naujų Trumpo grasinimų bombarduoti Iraną. Nors Baltieji rūmai pareiškia, kad viskas yra kontroliuojama, JAV finansų ministras Scottas Bessentas nemirtelėjęs pareiškė, kad pasaulio naftos rinka yra gerai aprūpinta tiekimais, o laivų plaukiančių per Ormūzo sąsiaurį skaičius didėja, todėl sąsiaurio problema greitai bus išspręsta. Tačiau Irane taip nemano ir neskuba atblokuoti sąsiaurio. Iranas tam turi bent dvi priežastis. Pirma, Iranas pareiškė, kad dabar nepasitrauks iš Ormūzo sąsiaurio ir net po karo ims mokestį už laivų praplaukimą. Antra, Iranui apskritai nenaudinga atverti Ormūzo sąsiaurio, nes genialiausias strategas Donaldas Trumpas, primenu, panaikino sankcijas Irano naftai. Todėl oficialiai Iranas žymiai padidino savo naftos eksportą per šį karo mėnesį, uždaręs Ormūzo sąsiaurį kitiems eksportuotojams. Ir Iranas ketina taip daryti ir toliau, faktiškai pašalindamas iš rinkos konkurentus iš Persijos įlankos. Mano vardas Aleksejus Pečijus, pakalbėkime apie šią temą kartu. Bet prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patinka ir parašyti bet kokį komentarą po šio įrašu. Jei norite palaikyti šio YouTube kanalo veiklą, jei manote, kad čia pateikta informacija yra svarbi ir reikalinga, galite tai padaryti paaukodami, įsigydami mokamą prenumeratą arba tapdami rėmėjų. Visos nuorodos ir rekvizitai yra šio vaizdo įrašo aprašyme arba prisektame komentare po šio įrašu. Be to, prenumeruokite mano Telegram kanalą Pečijaus naujienos. Nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi šiandien atsidarius rinkoms, naftos kainos pakilo virš $116 JAV už barelį. Irane husių kovotojai savaitgalį apšaudė Izraelį raketomis ir dronais bei pažadėjo tęsti atakas. O visi nauji Trumpo pareiškimai apie tai, kad jie tarėsi su iraniečiais, jau visiškai nebedaro jokios įtakos rinkai. Juk tuo metu, kai Trumpas kalba apie dėrybas ir kažkokią pergalę kare, šeštadienį į artimuosius rytus atvyko daugiau nei 3500 amerikiečių karių, tarp jų apie 2500 jūrų pėstininkų. Ir štai pasak Irano oficialios žiniasklaidos pranešimų, Irano parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheras Galibafas pagrasino padegti amerikiečių pajėgas ir sustiprinti išpuolius prieš Amerikos sąjungininkus. Tuo metu husių grupuotė prisiėmė atsakomybę už raketų smūgį Izraeliui šeštadienį, kas sukėlė susirūpinimą dėl šios grupuotės dalyvavimo kovos veiksmuose. Situacija pasiekė tokį lygį, kad JAV Kongreso atstovų rūmų narys Jimas Haimsas, pagrindinis demokratas žvalgybos komitete, apkaltino Donaldą Trumpą atvira melu dėl derybų su Iranu ir pareiškė, kad Trumpas paskatino Iranus imtis ryžtingesnių veiksmų. Toliau Jimo Haimso citata. Iraniečiai pagaliau suprato, kad situacijos kontrolė yra jų rankose. Benzino kainos pakilo daugiau nei $1 už galoną. Jie suprato, po velnių, mes čia turime milžinišką svertą. Jeigu dar ir husitai dabar sustiprins savo atakas, jeigu jie prisijungs prie savo sąjungininkų tikrose atakose prieš laivybą arba gąsdins žmonės, kad atbaidytų tanklaivius nuo Raudonosios jūros, tai dar labiau paaštrins ir taip jau rimčiausia šiuolaikinė naftos krizė. Tuo pačiu metu ekonomistai tvirtina, kad Brent nafta gali parodyti rekordinį mėnesio augimą dėl besiplečiančio artimųjų rytų konflikto. Dėl Jemeno husių prisijungimo. Tačiau jei dabar pažvelgsite į rinkos reakciją į Donaldo Trumpo žodžius pastarosiamis dienomis, pamatysite vieną labai įdomų faktą. Pamatysite, kad rinka praktiškai atmetė konflikto sureguliavimo per derybas perspektyvą, nepaisant Donaldo Trumpo žodžių apie vykstančias tiesioginės ir netiesioginės derybas su Teheranu. Į rinką ruošiasi staigiam eskalavimui. Tai yra vadinamasis bulių signalas naftai, kai aplink karo baigties laiką ir pobūdį tvyro didžiulis neapibrėžtumas. Be to, Trumpo sprendimas pratęsti iki balandžio 6D terminą, iki kurio JAV gali atnaujinti smūgius Irano energetikos infrastruktūrai, neturėjo jokio raminančio poveikio rinkai. Rinka dabar laukia konkrečių deeskalacijos ženklų, o ne vien tik kažkokios retorikos. Dar kartą, Donaldo Trumpo žodžiai. Pagaliau jie nustojo taip atvirai daryti įtaką rinkai, niekas juo nebetiki. Be to yra labai svarbus momentas. Kol Trumpas pasakoja pasakas apie tai, kaip jis jau nugalėjo Iraną, į karą įsitraukė husitai.
O tai reiškia, kad konfliktas nebėra sutelktas Persijos įlankoje ir aplink Ormuzo sąsiaurį. Ir dabar jis išplito į Raudonąją jūrą ir Bab el-Mandebo sąsiaurį. Vienas iš pagrindinių pasaulinės laivybos tranzito koridorių naftos ir naftos produktų srautams. Tuo pačiu metu JAV finansų ministras Scottas Bessonas pareiškia, kad klausykite, viskas gerai. Jis sako, kad pasaulinė naftos rinka yra gerai aprūpinta tiekimais. Ir laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį skaičius didėja, todėl nereikia jaudintis. Toliau jo citata. Laikui bėgant Jungtinės Amerikos valstijos perims sąsiaurių kontrolę ir bus užtikrinta laivybos laisvė. Arba lydint Amerikos laivynui, arba daugia nacionalinio konvojaus formatu. Tačiau kada tai įvyks? Bus užtikrinta naftos rinka, Bessonas kažkodėl nepranešė. Nusprendė nepatikslinti. Žinote, galima būti kapitono akivaizdumu sakant, kad kažkada juk Ormuzo sąsiaurio problema bus išspręsta. Na, žinoma bus. Tik klausimas, kada? Tuo tarpu Iranas neturi nė menkiausio stimulo atverti Ormuzo sąsiaurio. Reikalas tas, kad laivų kasdien plaukiančių per Ormuzo sąsiaurį skaičius kovą sumažėjo beveik 23 kartus. Palyginti su iki karinio vasario mėnesiu. Tanklaiviai, kuriems vis dėlto pavyksta išvežti naftą iš Persijos įlankos, beveik išimtinai yra iraniečių arba priklauso vadinamosiams jam draugiškoms šalims. Štai jie sudarė 80% viso srauto. Jeigu nesupratote, dar kartą pakartosiu. Šiandien per Ormuzo sąsiaurį 80% praeinančių tanklaivių su nafta yra tie, kurie išveža Irano naftą. Dėl to finansinė prasme Iranas tapo kone pagrindiniu šio karo naudos gavėju. Kol kitos Persijos įlankos šalis negali prekiauti nafta, Teheranas parduoda šios naftos net daugiau nei iki karo. Šį mėnesį vidutinė Irano naftos eksporto dienos apimtis siekia beveik 2 milijonus barelių naftos. Padėjo ir tai, kad JAV tie strateginiai gudrušiai sušvelnino naftos sankcijas Iranui, nors jo žaliava vis dar daugiausia keliauja į Kiniją. Be to, dėl visų šių įvykių nuolaida Irano naftai beveik išnyko ir jis galėjo papildomai uždirbti kovo mėnesį maždaug po 24 milijonus dolerių per dieną. Tai yra per visą karo laiką Iranas papildomai uždirbo jau daugiau nei 700 milijonų dolerių už šį karo mėnesį. O dabar pati įdomiausia skaičius. Bloomberg, remdamasis tankertracker.com duomenimis ir Iranian Light rūšies kainomis, apskaičiavo, kad Irano pajamos iš naftos pardavimo kovo mėnesį sudarė 139 milijonus dolerių per dieną, palyginti su 115 milijonų vasarį. Tai yra karas, Ormuzo sąsiaurio blokavimas ir sankcijų atšaukimas Donaldo Trumpo dėka atnešė Iranui papildomai beveik 25 milijonus dolerių per dieną. Papildomai, pabrėžiu. Dabar klausimas. Iranui sudaryti sandorį su Trumpu, atverti sąsiaurius ir panašiai. Kam? Jie iš šio karo labai gerai uždirba. Bet ir tai dar ne visa nauda. Iranas jau pradėjo imti mokestį iš kai kurių tanklaivių, bet svarbiausia, dabar jis daug labiau nei iki karo kontroliuoja Ormuzo sąsiaurį, kuriame susikerta Irano ir Omano teritoriniai vandenys. Be to, kol Trumpas dyrėsi šią netikrą pergalę, Iranas ruošiasi priimti įstatymą dėl rinkliavos įvedimo, pagal kurį bet kuris laivas privalės mokėti už plaukimą per Ormuzo sąsiaurį. Tai iš esmės įteisins įstatymų lygių sistemą, kuri susiformavo per pastarąjį karo mėnesį. Iš tanklaivių per tarpininkus reikalavimą pateikti krovinių sąrašus ir sumokėti už plaukimą per sąsiaurį. Apie tai, kad praplaukiantis laivai laikosi susitarimus su Iranu po to, kai įvykdo jo reikalavimus, liudija tai, jog jie kerta sąsiaurį pagal Irano patvirtintų maršrutų arti jo kranto, o ne Omano pusėje. Galiausiai Trumpas, kaip sakoma, vėl visus pergudravo ir jau, 3-4 kartus laimėjo šį karą. O iš tikrųjų, dar kartą pabrėšiu, Iranas visiškai neturi jokių paskatų atidaryti Ormuzo sąsiaurį. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Prenumeruokite mano Telegram kanalą Pečėnių. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti per auką arba mokamą prenumeratą, pasinaudoję nuorodomis ir rekvizitais vaizdo įrašo aprašyme arba QR kodų jūsų ekranuose. Tiek šįkart, saugokite save, visiems iki.